Saulėtą dieną sveikinuosi su jumis. Šiandien kartu su Aida apžvelgsime laukų situaciją. Ji pristatys, su kokiais iššūkiais susidūrė šį rudenį, o taip pat ūkininkai papasakos, kokią jiems reikšmę turi lauko dienos. Gerai, tai įeinam į kadrą, tai žinai. Labas, Vaida. Labas, Aida. Tai pas tave taip pat kaip ir kitose lauko dienų ūkiuose buvo atlikti bandymai. Ir sakyk, ar iškilo kažkokių sunkumų, problemų, iššūkių? Šis ruduo buvo šiltas ir ilgas, tai nors rapsai buvo pasėti normos ribose, tačiau buvo padidintas sėklų norma į hektarą, todėl turėjome šiek tiek tankesnius rapsus. Ir taip gavosi, kad jie ganėtinai augo ir buvo suvėluotas purškimas. Tai gavosi taip, kad rapsas peraugo ir turime tokių iššūkių ir nežinau, dabar lauksime pavasario, kaip viskas vyks. Dabar aišku, sunku, kad čia tą rapsą vizualiai įvertinti, nes pirmą dieną kaip sniegas iškritęs, bet prieš tai, kaip jis atrodė vizualiai? Tai iš pat pradžių tai rapsas tikrai puikiai sudygo, kadangi buvo apvelta sausų inokuliantų, tai pasimatė būtent tas poveikis, kaip greitai gali pasirodyti pats rapsas ir kaip atrodyti šaknynas. Pradžiai, kai mes buvom išsirovę rapsą su ūkininku, tai labai pasimatė, kad jie buvo apvelti ir kad jie ne. Jų šaknų masė tas stambesnė? Taip, buvo didesnė šaknų masė, daugiau šakniaplaukių pačių. Vieną kaip tik įsirovą prieš tavo ateinant, tai ganėtinai galime pažiūrėti, kad šaknynas tai tikrai puikus ir matosi, kad inokuliantas atlieka savo darbą. Pačios patirtis rodo, ar yra buvę, kad jei rapsas peraugęs, jo patysęs yra šaknies kūgelis, ar tokie rapsai peržiemoja, ar juos jau galima nurašyti anksčiau laiko? Mano praktikoje nėra daug tokių įvykių, sakyčiau. Praeitais metais buvo, kad buvo peraugęs rapsas ir tikrai pavasarį jo neliko tiesiog. Tačiau, žinai, su kiekvienais metais ta žiema vis kitokia būna ir visokių iššūkių atsiranda. Tai žiema žiemai nelygi ir visai gali nutikti ir šiemet. Tai bus įdomu laukti pavasario. Tikrai taip. Labą dieną, Vaida. Gintautas. Čia buvo sėta tiesiogiai, nejudita į pupieną su avataru. Tiesiog tiesiai. Tai vienais metais mes esam pamėginę, viskas gerai gavos ir plus šiemet dar pupų neparškėm. Tai vienais metais buvo per klaidą nenupurkšta, purkštuvus neparėję, bet ten, kur buvo nepurkšta, čiut ne 300-400 kg priedą davė. Pupos nepakenkė, bet padėjo. Tai ir palikom. Negražiai atrodo, bet skaičiuosim miščiukus rudenį. O derlius buvo šiemet, sakykim, gal toks mažokas, 2,5 tonos išvežto. Ne bunkerinė, bet išvežto. To derlius pupos, aišku, mažai, bet mes sėjom pupų dėl to, kad sėjomaina labai gerai ir mes tengiamės pupų sėti apie 150 jau ir reikalauja tiek pagal visas tuos mūsų deklaravimus. Tai žirnių kažkaip dar nesėjo, daugiausia pupų, tai kitais metais vėl sakau, nors pupų ir sunku buvo parduoti, bet vėl sėsim. Tai nauda matoma? Jo, nes praktiškai pupų kviečiai ir dabar darėme eksperimentą, kad kas išdygo pupos, kad jos tagu savaime nušala. Ir matysim rudenį, ar pasiteisino, kai vieną kartą buvo pasiteisinę ar ne, o vienas laukas yra nupurkštas. Tai dėliosim, tik tai čia yra braitas, o ten yra kita veislė, bet aš braitą irgi mažą laukelį čia, kur pasisėjau, nusipurškiau, atskirai nukulsiu, pažiūrėsiu. Yra skirtumas, pavyzdžiui, pupom, nupurkšta, kad juos rudenį sustabdyti, ar jas palikti, kad savaime nušaltų. Tai bus padaryta tas. Tai, kaip supratau, esat linkęs į bandymus.
Jo. Darotės ir dėl savęs tikriausiai. Ir tie rezultatai, kuriuos gaunat atlikęs bandymus, ar jie daro įtaką jūsų tolimesniems sprendimam ūkyje? Aš manau, kad daro, nes sužinai, gal kitą kartą ne viską spėjai padaryti, kaip reikėtų ir pasverti, ir kitą kartą atlėkiai į lauką jau tas ruožas nukultas, jau ką nepasakėjau, paprasčiausiai arba rytą užmiršti per darbymetį, bet šiaip stengiasi jau, jeigu yra bandymo laukas, jau pats stovėti, niekur nevažiuoti ir kad sukulti, susverti atskirai ir pasižiūrėti, ar yra ar ne. Ir paskui kitais metais bandau dar tą patį variantą pakartoti, kad žiūrėti, ar čia buvo sutapimas, ar visgi gerai tas dalykas. Taip. Apskritai, kokia jum reikšmė yra lauko dienų? Sakyčiau, didelė. Man gal mažiau, bet jaunimui tai aš gal mažiau važiuoju, o sūnus jau... Daugiau lankosi. Ja, kaip sako, mano traukinis nuvažiavo, o jo atvažiuoja. Ir sūnus parveža tam tikrų žinių, naujienų tikriausiai. Jo, jeigu grįžta tą pačią dieną, gerai. Ne, juokais. Aišku, kiekviena mintis yra... Jis nuvažiuoja, kaip sako, man dar didelis miškas, tas agronomija, nes jis yra labiau linkęs prie mechanizacijos. Jis techniką žiūri, o aš žiūriu laukus. Mes jau biškai pasiskirstę, nes vienu momentu negalima apreipti. Nors aš pats irgi mechanikas. O bandymus tai esu bandęs ir, pavyzdžiui, duoti tiek rapsui sėjant azoto kartu, į tą pačią vagelę, esu šaknų sistemai pagerinti, esu ir fosforo davęs trąšų, tai čia su trąšom kas susiję. O su mikrikais tiek esu argi bandymus daręs, kas tik tais dabar pas mane jau kelinti metai rapso ne, bet kviečius stengiausi su kasu, jeigu darau. Tai palaukit tą, kaip jau pradeda vegetacija tikra būti ir nelaisto, bet purškiu gryną. Aišku, palaukiu, kad šalnų nebūtų ir tas argi per eksperimentus atradau, kad yra gerai. Nes ir su lygom susitvarko ir kažkaip, nežinau, man atrodo, kad gerai. Po kol kas derlių nesiskundžiu. Pagal mūsų žemės balus, aišku, žemės argi priklauso koks balas, tas ir derlius, sunku labai pasakyti. Daugiausia pasižiūri, kaip ta žemė, viskas yra išvystyta. Tik tiek gal sakau, dabar tas derlius gali šiek tiek pamažėti, nes mes trąšų tiek nebeperkam, fosforo, kalio. Jau esam biškai sumažinę normas, bet mes turim iš ko sumažinti, nes mes kažkada prieš kelius metus, kaip pagal žemėlapis tręšim, mum tręšimo aparatas apie 40% daugiau ištręšdavo. Tai sumažinot pirmi metai čia? Mes tik sumažinom dėl to, kad buvo mūsų jau pertręšta per daug. Ir taip, paskui ant to firmos nebepykom, kaip sužinojom, kad kompiuteris klysta. O veislių bandymus darot? Iš kviečių, tai sakykime, ką pasidarau, tai dėl savęs tik tais 2-3 veislės pasiimu, o šiemet tik esu jūsų braitą pasiimęs. O daugiau eksperimentų kaip nedariau, nes kažkaip šiemet rapsų vėl pasiėmiau, tiek jūsų yra, ir yra Bayerio 10 veislių pasėta. O kaip manot, ar braitė veislė galėtų išlikti jūsų ūkyje ir tolimesnį laiką? Aš manau, kitais metais tai tikrai dar bus. O pažiūrėsim pagal sąlygą, tai pirmais metais tai tada aš veislę daug nedidino, 100 hektarų pasėjau. Ir tada vėl sprendžiu. O dar kitais metais tada jau daliniai 3 dalis. Pavyzdžiui, kiek gali prikulti grubiai bokštą pareina 1000 tonų, tai grubiai kokį 120 sėja, kad į vieną bokštą vieną veislę. Pavyzdžiui, 3 bokštai yra ir 3 veislės įsipilti. Kad 4 veislės jau, bet vis vien tą paliekia eksperimentam, tai tas išsimėto. O eksperimentuoti tai patariu visiems ir sakau, ne geriau, kaip pats pamatai. Pasiimi, nebūtinai ten
gali pasimti ir tos 5 hektarus arba 2 hektarus pasisėti. Ir pabandai, pažiūrėk, kaip auga ir pamatai, kas tau tinka tavo žemėm ir pažaidė. Čia daug labai nekainuoja, bet tu įsitikini, kad šitą veislę tau tinka. Kitą kartą gal jinai ir mažiau duoda, bet gal jinai mažiau reikli. Žemė blogesnė yra dar kažkas. O koks rekordinis buvo kviečių derlius? Tai rekordinis yra buvęs 9,5 derlius. Kažkada taip jau buvo geri metai. O šiaip vidurkis mūsų aš dabar esu pasiekęs mūsų kokie netoli 9 ar 8,9 buvo vienais metais. Tai tais metais ir buvo tikriausiai tas vidurkis. Tai, o daugiau vidurkis eina 8. Grubiai. O dar vienas eksperimentas, kaip pažymėjau, kad pupom nieko nedarėm, pabiros sudygo, gamino azotą ir žiūrėsim pavasarį, kai viskas pupos sukrys, ar pakenks kviečiam, ar ne. Ką čia klaidą padariau, tai turiu akėčias specialiai parakėti, kad išlygita visą pupų pabiras, nes jos visi nebuvo įpabirėję ir panokę. Tai kitais metais tos klaidos nebedarysim, nes čia matosi, kad yra įkrovikėm, yra mažiau, bet, kaip sako, visada taupai ir iš to taupumo mokaisi. Tai visgi geriau pravažiuoti reikėjo, pralėkti su akėčiam yra specialiai tam pabirom rapsui ir esam bandę pupom, bet šiemet kažkaip, sėsim su avatarą, Anas viską padarys, bet Anas nepadaro. Tai savotiškas bandymas toks. Jo, tai savotiškai visgi žemelės neapgausi, jeigu matai, kad reikia ir tą išleista 10-15 eurų. Ne, ir aišku, aš manau, čia nieko blogo, bet kur buvo krovikės, kur daugiau pabirė ar dar kažką, gali pakenkti kviečiam. Pažiūrėsim, bet tikėkime, kitą lauką esu pravažiavęs jau. Pamačiau, kad kiek pavaiščiau, kad yra jų, kaip jau pasėjom ir pravakėjom. Tai dabar žiūrėsim, vienas buvo prakėtas, tolygesnis, pupų pabiros subyrė. Taip pat ir rapsui. Argi pravažiuojam, kad pabiros sudygtų. Ir paskui stengiamės jas sudirbti. Tai šiemet darom tą žalinimą ir paskui sėjam kviečius. Tai iš po rapso buvo įsėta žalinimui. Ten buvo įsėta žirniai, pupos ir dubiliukai. Esam tokį turėję kažkada senų išvalo. Tai paprasčiausiai mes išsėjam pabiros kartu sudygo rapso, pupos ir žirniai ir tie dubiliukai. Ir paskui mes nieko nejudinę, praporškim su randapu ir su avataru pasėjom. Iš karto buvo labai baisiai, bet aš dabar buvau nuvažiavęs, visai neblogai. Tai pradėjom nuo tokių konkrečių dalykų, o jeigu grįžtant į pačią pradžią, nuo ko prasidėjo jūsų ūkininkavimo istorija? Paprastai. Persivežėm traktorius Belarusus nepardavėm, pasilikau. Buvo žemės 20 hektarų, apleistas šalia ūkis mamos. Tai mama sako, vadovanoji ir dirbk. O dievukas sako, kas čia 20 hektarų, susversim. Tai kai pradėjo varti, taip ir prisėriau. Pradžia buvo, įdomi ir sunki, bet dabar, kai prisimeni, tai tikriausia kažką pakeisti, sugrįžęs, tikriausia tą patį darytum. Nes tu užaugi kartu ir viską supranti, kad galima, iš savo klaidų mokėsi. Aišku, geriau iš kaimyno pasimokėt, bet... Bet jis nereikia pačiam. Iš kaimyno, tai man taip nebus. Žiūrėk, vienais metais pokšti ir yra. Tai pradėjus nuo tų 20 hektarų, kokia dabar yra situacija? Ar hektarai daugiau po mažą plotą išsidėstę, ar turite stambesnių plotų? Ne, yra stambesnių. Mes, sakau, esame ir lauką turim 80 hektarų, kokius 3 turim laukus, paskui 60, 50, 20. Turim po hektarą, bet čia jau vienetai beliko. Gal sakyčiau, jeigu taip sudėjęs, tai būtų kokie 45 grubi. Vidurkį, jeigu sudėjęs visų. Ir viskas yra vienam spinduly. Čia aplink Mikniūnuos, išskyrus yra Pamūšį, tai mamos gimtiniai. Ten giminaičiai yra ten apie 150 hektarų.
primušęs. Tai vienintelė, ką nutolęs nuo namų 5 kilometrai, o daugiau viskas aplinkui. Viskas labai vietom. Kaip sakant, užlipant bokštai, nuskanuoju, nereik droną, nereik lėktuvą pirkti, išsitaupau. Ir situacija puikiai matoma. Ne, droną turim, aišku, sūnus užsiėmęs tuom ir pasižiūrim. Pavyzdžiui, jeigu nori, kad laukai gerai atrodytų, sėdi į džipą, gazą ir liuks, tik nelipk iš džipo. Paskui reikės skambėti vadybininkės Kanagro, man kviečia reik pagerinti. O jie iš karto valandos bėgė pristatyta. Taip ką. Tai čia pagirkim Aidą. Jo, galima. Šiemet pasiūlė tą Braito veislę. Šiaip esu girdėjęs apie ją, tai aš manau, kad viena iš tų bus, katra ūkiai pasiliks. O kiek esu girdėjęs iš kaimynų, ten toliau yra sėję, iš Iniškiečių kažkada buvom susitikę, pakalbėjau, sakė, kad jo savybės ir yra gerai. Tai tik tais gal jis, aš nežinau, kiek metų yra pas jūs tas Braitas, ar jis atsparus iššalimui dar. Matyt, nėra patikrintas, ar ne. Pagal Švedijoje atliktus tyrimus, Braito žiemkentiškumas yra tikrai didelis. Jo, švedai tikėkimės, kad ta zona gal, sakykime, Atšiauresnės žiemos. Tai. jo, tai pas mus gal švelnesnės. Estijai ten, argi jau kiek esam buvę keliavę, ten pas jos yra kelios veislas ir jie negali daugiau kitų sėti, nes, paprasčiausiai net laiko tų šuolių labai didelio. Pas mus margi, dabar stojam 4-5 laipsniai, o rytoj +7. Ir nebe saulė šviesa, o lietus. Jo, lietus, tai ir paskui vėl, nebus vėl taip pat lyja, paskui 10 kokį laipsnį. Tai čia 2-3 laipsniai, tokie labai gerai, dabar pupos visas nukris, jos pasikavos ir skaičiuosim višiukus rudenį.